Sveiki visi, jūs žiūrite 64 PHP pamoką ir šioje pamokoje kalbėsime apie tokį dalyką kaip konstruktorius, klasių konstruktorius. Na, konstruktorius tai yra, sakykime, funkcija, tačiau ji suveikia ne tada, kai mes ją iškviečiame, o tada, kai klasė yra priskiriama objektui. Tai iš pradžių, tarkim, susikurkime paprastą konstruktorių, tai tiesiog function, du apatiniai brūkšniai ir pavadinimas funkcijos construct be jokių parametrų, ir šio konstruktoriaus darbas būtų atvaizduoti tekstą aš esu konstruktorius. Ir iš esmės vėlgi, kaip minėjau, kai klasė yra priskiriama objektui, tuomet suveikia konstruktorius ir vykdo tai, ką turi vykdyti, šiuo atveju atvaizduoti tekstą. Taigi išsaugome klasę objektui, tai tiesiog new namai. Ir rezultatas štai, aš esu konstruktorius. Na, gan paprasta, ar ne? Tiesiog, kai mes klasę priskiriame objektui, suveikia mūsų konstruktorius. Tai vėlgi, kai tik sukuriamas klasės objektas, suveikia konstruktorius. Paprasta. Bet taip pat konstruktorius yra šaunus dalykas, nes mes priskirdami klasę objektui galime nurodyti kažkokius parametrus ir tie parametrai automatiškai, jeigu egzistuoja konstruktorius, įeis į šios funkcijos, sakykime, parametrus ir mes su jais galėsime dirbti konstruktoriaus viduje. Na, parodysiu paprastą pavyzdį, tai tarkim konstruktorius, tarkim vardas ir amžius, ar ne? Du kintamieji ir sveiki, mano vardas, kintamasis vardas ir man yra kintamasis amžius metai. Metų. Taigi konstruktoriaus darbas atvaizduoti sakinį ir sakinio viduje du kintamieji, kintamasis vardas ir kintamasis amžius. Ir kaip parametrus nurodome vėlgi du parametrus, kintamasis vardas, kintamasis amžius, ir juos nustatysime tada, kai klasę priskirsime objektui. Taigi čia rašome tiesiog reikšmę vardas, tarkim Robertas ir amžius, tarkim 20, ar ne? Ir atnaujinę puslapį matysime štai, sveiki, mano vardas Robertas, man yra 20 metų. Na, esmė, manau, aiški. Konstruktorius suveikia, kai mes vykdome štai tokį dalyką. Kitaip tariant, kai mes savo klasę išsaugome į objektą, šiuo atveju pavadinimu klasę. Ir jeigu konstruktoriuje turime parametrus, juos nustatyti turime būtent tada, kai klasę priskiriame objektui, tai yra šioje vietoje. Na, sakykime, nurodome, kad Robertas bus kintamasis vardas ir kad 20 bus kintamasis amžius. Ir toliau tiesiog, kai suveikia konstruktorius, mums atvaizduoja sveiki, mano vardas, kintamasis vardas, tai yra Robertas, man yra kintamasis amžius, tai yra 20 metų. Taigi, tai ir yra konstruktorius. Mes galime jį tiesiog naudoti ir nustatyti kažkokias reikšmės klasėje, būtent klasės kintamiesiems nustatyti kažkokias reikšmės. Sakykime, aš jums parodysiu geriau pavyzdį, bet vėlgi atsiminkite, kad konstruktorius yra toks dalykas, kuris suveikia tada, kai mes klasę išsaugome į objektą. Bet žinoma, mes galime vykdyti ir kitas funkcijas, ten tarkim public function rodyti, ir jos darbas būtų, tarkim, ten rodyti, tiesiog rodyti tekstą, rodyti, ir toliau tiesiog rašome klasę, rodyti. Ir tai nėra, taip, čia šiek tiek aš esu konstruktorius. Štai aš esu konstruktorius ir toliau rodyti. Tiesiog sakau, kai sakykime, susikuria klasę, suveikia konstruktorius. Toliau mes kažką vykdome ir visą tai tiesiog veikia. Tiesiog konstruktorius suveikia pirmiausiai, nes,
konstruktoriai tam ir sukurti iš esmės, kad jie suveiktų, kai mes sukuriame pačią klasę. Ir yra taip pat toks dalykas kaip destruktorius. Jis suveikia, kai klasė baigia savo darbą. Tai suveikia konstruktorius, toliau mes vykdome kažkokias funkcijas ir taip toliau. Ir toliau, kai klasė jau neturi ką daryti, suveikia destruktorius. Ir apie destruktorių kalbėsime kitose pamokose, kai praktikuosime su konstruktoriais, vėlgi ir su destruktoriais. Na, tiesiog viską maišysime šiek tiek ir tuomet ir išmoksime tos destruktorius. Bet iš esmės jie yra labai panašus, tiesiog konstruktorius suveikia, kai mes sukuriame klasę, o destruktorius, kai, sakykime, klasė susinaikina. Ir taip pat, norėjau parodyti, kad konstruktorius gali būti naudingas tuomet, kai, tarkim, klasėje yra kažkiek keli kintamieji, tarkim, kint yra tuščias ir, tarkim, tiesiog galime taip susikurti public static, tarkim, sk ir, taip, konstruktorius, sakykime, nustatys tas reikšmes. Tai tarkim, jeigu tai būtų kažkoks žaidimas, tai sakykime, kai mes sukūrėme tą žaidimo objektą, jis automatiškai vos susikūrus nustato kažkokius objekto parametrus ir panašiai, tai mes galime tiesiog nustatyti kintamojo reikšmei, tarkim, ten, tarkim, mašina ir, tarkim, self sk, ten, tarkim, 220. Ir, tarkim, funkcijos rodyti darbas būtų rodyti parodyti kintamąjį, atvaizduoti tiksliau kintamąjį kint ir atvaizduoti, tarkim, kintamąjį sk. Ir breikas nedidelis, kad visą tai suprasti, breikas. Ir štai galime, štai, sakykime, susikuria klasę, vykdomas, sakykime, konstruktoriaus darbas, jo darbas yra atvaizduoti tekstą aš esu konstruktorius ir nustatyti kintamiesiams reikšmes. Kintamojo kint reikšmę nustato į mašina ir kintamojo sk reikšmę nustato į 220. Todėl mums, kai suveikia funkcija rodyti, mums atvaizduoja tos du kintamosius ir jų reikšmės jau yra nustatytos į mašina ir 220. Tai nustatė reikšmės konstruktorius, o atvaizdavo šios du kintamosius jau funkciją rodyti. Tai manau viską supratote, tiesiog konstruktorius tom ir gali būti naudingas, kad kai mes sukuriame, sakykime, kai mes sukuriame objektą, mes galime nustatyti būtent kintamųjų reikšmes. Ir dar vieną dalyką parodysiu, galime, tarkim, čia naudoti kintamąjį a ir kintamąjį b. Ir, tarkim, štai. Ir tai reiškia tai, kad šios klasės kintamasis kint bus mūsų įvestas kintamasis a ir šios klasės kintamasis sk bus mūsų įvestas kintamasis b. Ir dabar, kai mes sukursime, tarkim, klasę, mes turime nurodyti du kintamosius, nes konstruktorius turi du parametrus ir turime nurodyti tų parametrų reikšmes. Tai pirmasis yra, tarkim, mašina ir vėlgi 220, ar ne? Tuomet atvaizduoja tas du kintamosius ir, tarkim, susikurkime dar vieną klasę, tiksliau, taip, susikurkime dar vieną objektą, new namai ir motociklas ir, tarkim, 300 ir toliau vėlgi object rodyti. Ir dabar iš esmės štai kas įvyks. Aš esu taip, čia šiek tiek taip. Tiesiog štai, sukuriame pirmą objektą, ar ne? Tiksliau, iš pradžių priskiriame klasę pirmam objektui pavadinimu klasę ir nurodome du parametrus mašina ir 220. Ir tuomet mūsų klasės kintamieji kint ir sk tampa tie mūsų nurodyti du parametrai mašina ir 220. Tiesiog mašina išsisaugo į kintamąjį a, 220 išsisaugo į kintamąjį b. Toliau konstruktoriaus darbas atvaizduoti tekstą ir klasės kintamąjį kint nustatyti į tą mūsų kintamąjį a, o kintamasis a yra mašina.
ir klasės kintamai SK nustatyti į kintamai B, o kintamasis B yra 220. Ir toliau atvaizduoti tiesiog du tos klasės kintamosius, ar ne? Ir toliau, kai mes kūrėme dar vieną objektą, mes nurodome kitokias parametrų reikšmės. Tai yra motociklas, išsisaugo vėlgi į kintamai A, ir 300 išsisaugojo į kintamai B. Toliau nustato klasės kintamųjų reikšmės ir atvaizduoja tos klasės kintamosius. Todėl mes iš pradžių matome, aš esu konstruktorius, mašina 220, tuomet suveikia vėl konstruktorius, nustato reikšmės ir atvaizduoja funkciją rodyti būtent jau tos pačius kintamosius, tačiau jau su kitomis reikšmėmis. Bet atminkite, kad klasėje mes nenustatome tų reikšmių, tai yra, klasėje mes nenurodome tų reikšmių, o reikšmės nurodome tada, kai kūrėme, sakykime, būtent objektą. Ir tai yra naudinga, sakykime, kai mes turime vieną klasę ir, sakykime, jos būtų pavadinimas transportas, tada būtų šiek tiek aiškiau. Ir mes galime susikurti transportų daugiau nei vieną, tačiau skirtingų tipų. Tai vienas transportas galėtų būti mašina, kitas motociklas ir taip toliau. Tai tuom ir naudingi konstruktoriai, kad kai mes kūrėme, sakykime, kažkokį transportą, mes konstruktoriui nurodome, kad tai bus ne šiaip kažkoks transportas, o mašina. Kai kūrėme kitą transportą, konstruktoriui nurodome, kad tai bus vėlgi ne mašina, nei dar kažkas, o tiesiog motociklas. Ir taip mes galime sukurti kelis objektus, kurių, sakykime, kategorija yra ta pati, kitaip tariant, transportas. Na, manau, visą tai aišku, šiek tiek užtęsiau jau pamoką, bet tokie tie konstruktoriai, jie suveikia tada, kai klasė priskiriama objektui. Taigi, tikiuosi viską supratote, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir nepamirškite prenumeruoti. Na taip, čia taip pat galite naudoti tos du dvitaškius, netyčia parašiau iš įpratimo, na, nesvarbu tiesiog, kad nesusiklaidintume. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir viso.